Taigi, tamsta komendantė, kaip vertinat mūsų naują stovyklavietę? Tai stovyklavietę vertinu puikiai. Buvo daug reikalaujantį iššūkių, gero pasiruošimo ir didelio darbo ir ryžto pasiekti tikslus. Ar jūs jau išbandėte mūsų tualetus? Tikrai taip. Ir kaip vertinat? Vertinu puikiai. Kiek užsakėm, tiek ir atvažiavo. Kaip vertini mūsų desantą? Desantas šiais metais iš tikrųjų padarė nežmonišką darbą. Kalbu ne tik apie desantą, kuris yra, sakykime, iš mūsų skautų rato, bet iš tikrųjų desantas buvo tai pusė Rotinėnų kaimo tikriausiai žmonių, kurie iš tikrųjų vienaip ar kitaip įsidėjo prie šitos stovyklavietės kūrimo ir įgyvendinimo. Tai sakyčiau, tokio desanto nesu dar matęs. Tai džiugu širdžiai, nes buvo daug ir ūkinės technikos pasitelkta ir dėka Jono, brolio Jono tėvų galėjom pasiekti gerų rezultatų desanto metu. Okay. Ar tenkina tave maitinimas desanto metu? Kaip yra su maitinimu? Desanto metu tu negalvoji apie maistą, galvoji tik apie darbą. Tai tas maitinimas, jeigu randi minutę, ateini į virtuvę, kasnisi burną ir toliau prie darbų. Darbas atstoja maistą. Na žinai, tu darbelį nebijokį, mes tavęs neliesim. Taigi, Vykinta, kaip tu vertini savo išpromautintą stovyklavietę? Vertinu labai gerai, labai puikiai vyksta pasiruošimo darbai. Vizija, nesitikėjom, kad taip čia viskas gražiai gausis. Sakai vizija, o kaip realybė viskas? Realybė? Dar labiau, Na taip. Kaip vertini mūsų desantą? Galiu pasakyti, kad labai puikiai padirbėjo žmonės, broliai ypatingai, sesės irgi labai gražiai prisidėjo. Sakau, žiūrint į šitą vietą, prieš viskam įvykstant ir matant, kaip darbuojas desantas, tai auksinės rankos visų ir wow. Kaip vertini tavo pastatytą medpunktą? Dėkoju broliam, kurie pastatė mano medpunktą, tai jūs vertinkit. Aš žinokit, visas arsenalas, viskam pasiruošta ir baisiausiam atvejam ir lengviausiam atvejam čia yra stebuklingi vaistukai. Dar nėra užrašo, bet jeigu labai pavargsit ir žiauriai blogai, tai rašykite, kad iš karto užpromautinu. Taigi mūsų klipatos bus su tavimi saugus? Tikrai taip, klipatos bus saugus. Tai broliai Ernestai, ar ne, atvykote irgi anksčiau į stovyklą kartu su desantu. Tai kaip vertinat, kaip buvo įruošta jūsų virtuvė? Virtuvė buvo padaryti taip, kaip norėjau. Čia realiai ir idealas. Ir žmonių veici, ir apskrita veici, ir pačia virtuvė šiltnamė, sakau, šaldytuvai ir viryklis pakankama veici, pasidėti visą maistą. Taip, kaip norėčiau. O kaip pirmas įspūdis, atvažiavus į naują stovyklavietę? Keist, bet to pačiu ir toks jaudulioks, nes nepripraitsta veito. Kažkas nauja, nematyta, visą teritoriją ir toks, kaip čia pasakyti, naujas experience, galim pasakyti. Tai čia iš tikrųjų norės būti vis to stovyklą, padarytom skanų maistą, kad šnekėtom tik apie virtuvę. Nes virtuvė, šiaip kaip jis sakė. Virtuvė yra pagrindinis dalykas, kad ta stovykla taptom sėkmingai. Pirmas įspūdis atvažiavus į stovyklavietę ir kaip vertinat desanto darbą? Man pirmas įspūdis buvo iš tikrųjų, kokią didelę erdvę mes turim čia ir kiek daug mūsų čia galima nuveikti ir kiek iš tikrųjų nedaug bus žmonių tokiai didelė erdvė. Man kažkaip atrodo, kad mūsų labai mažai ir jau kitokia stovyklėlė bus. O desantų darbas, tai wow, su vėliavom. Ir tikriausiai tiek, kad pirmiausia man buvo pamačius vėliavas, kad labai turėjo čia vykti daug pasiruošimo ties to. Sesė Emilija, girdėjau, kad jau praleidot vieną naktį stovyklavietėj, tai kaip pirmoji naktis stovyklavietėj? Labai gerai, toks 10 iš 10 sakyčiau. Iš tikrųjų gavau netyčia medijos komandai laisvą lovą, tai
pasisekė. Manau, kitom naktim mėgosiu biškai paprašiau, ore, ne lovai. Bet šiaip tikrai nesušalau, nors galvau, kad sušalsiu, bet mėgausiu termorūbais, tai biškai. Ir reiktų, manau, pasikaustyti kitai nakčiai irgi. Tai kokie darbai šiandien yra nuveikti ir kokie dar laukia šiandieną? Tai šiandien laukia mūsų štabelio sesijų įsikūrimas. Tai vat, jau dabar jau kuriamės, kontūrai po truputį jau ryškėja, gyvensim visos sesijos štabelis sesijų, gyvensim hamakose. Ir šiandien pasistatėm futbolo vartus, nes galvojam, kad esam įkvėptos visai U19 čempionato, kuris vyksta Lietuvoje, tai dėl to norim pagerbti tas merginas ir moteris, kurios žaidžia, ir pasistatėm futbolo vartus. Supratau. O kaip jums bendras stovyklos vaizdas, kuris buvo sukurtas mūsų desanto? Aš žinok, šitoj vietoj net nežinau, kokie žodžiai turėtų tai apibūdinti tą jausmą, kai atvažiuoji, žinai, kad, aš atvažiavau, žinau, kad čia nieko nebuvo ir tada staiga dygsta palapinės, jau yra išdygusios kriauklės, tiesiog iš žemės randasi dalykai, atrodo nieko nebuvo, viskas jau yra sukurta. Mūsų žmonių, kas gyveno čia nuo pat kada sekmadienio, pirmadienio, tai, žodžiu, labai didelis ačiū jiems. Nes labai fainai tikrai įsikūrėm ir jaučiamės kaip aukščiausios klasės viešbutį. Tai sesė Brigita, kokie pirmieji įspūdžiai vakar atvykus į stovyklavietę? Labai netikėti, nors buvo atvykta iš tikrųjų naktį gan, bet buvo jau tiesiog pastatyti dušai, prausyklos, dušo vanduo šiltas, viskas pastatyta, toks atrodė, kad ar čia iš viso mums dar beliko kažkokių darbų. Bet štai jau 6 valanda yra siūnama vėliava, tai vis dėlto buvo kažkokių dar darbų likusių. Tai ar džiaugiatės desantininkų darbu? Džiaugiamės galbūt per silpną žodis, o ne Agne. Mes labiau tiesiog apstulbę ir tai yra... Labai didžiuojamės desantininkų darbu. Taip, neįtikėtina. Kokie dar darbai laukia iki atvažiuojant stovyklautojams? Vartai. Vartai, laužavietės, suoliukai, vėliava, kuri nesibaigė. Apsitvarkyti viską, susikurti štabo pastovyklę, bet čia gal rytoj. Čia smulkmena. Pailsėt? Nėra tokio žodžio. Komendantas nori pailsėt. Pažiūrėsim, kaip komendantui išeis pailsėti. Jau dirba. Čia labai puikiai išplaukė, nes kitas klausimas būtų, kaip vertinat mūsų stovyklos komendantą iki šiol. Diomedą pažįstu nuo 1900. Ne. Kai dar bliudeliu buvo apsikirpęs. Kai būdėjo prie vėliavos. Ne, iš tikrųjų gerai vertinam komendantą. Bet tik dėl to taip kalbam, nes iš čia šalia sėdi. Jeigu būtų kitas klausimas. Jeigu jį kažkur pavestume, tai mes pasakytumėm tiesą. Ne, iš tikrųjų tai labai nuostabiai. Taip, be labai jokių... puikiai organizuoja darbus, atsakingai juos pasiskirsto. Visiškai skautas linksmas, laikosi savo žodžio ir viską labai pat. Ir nepraranda vilties. Taip, labai nepraranda vilties. Sauliau, tai kaipgi vertini mūsų naują stovyklavietę? Aš ją vertinu labai gerai. Visur gamta, visur miškas, labai fainai, labai vėliavas, visur kabės liuksiškai. Esu labai patenkintas kaip ūkvedys. Ir kaip vertini nudirbtus darbus desanto? O, čia desantas jau auksinis. Lupa iš širdies, visi nereikia neraginti, mane dar reikia raginti negu juos.